Labą dieną. Labą dieną. Šiandien turim nuostabų svečią, jau antrą kartą, gerbiamą Maksimo. Ir mes toliau tęsiam pokalbius, pašnekesius, kurie skirti tėvam, mokytojam, kurie padės labiau pažinti savo vaikus, pasižiūrėti lengviau, laisviau į tam tikrus iššūkius ir tęsiam mūsų pradėtą projektą Kurkime laimingos šeimos istoriją. Ir šiandien pašnekesys apie jaunimą, apie jaunuolius, su kokiais iššūkiais jaunuoliai susiduria. Šiandien yra pirmoji mūsų jaunuolių stovykla, pirmoji diena ir Maksimo šiandien irgi prisidės, padės bendrauti, kurti ryšį, jaunuoliam pažinti savo vidų, lengviau užmegzti kontaktą. Ir kaip galvojat, Maksimo, ar reikalingos tokios stovyklos jaunimui, gal tik vaikam reikia, o gal jaunuoliai jau ir šiaip turi ko užsimti ir tai visiškai nereikalinga? Koks jūsų požiūris? Man atrodo, kad yra labai svarbu duoti ir vaikams, ir jaunimui progą gerai naudoti vasaros metu, kad jie nėra užimti mokykloje ir kartais, kad vienintelė variantas nebūtų arba gulėti ant sofos, arba prie savo telefono ir socialiniais tinklais. Tai. Nes aš pastebėjau, ypatingai čia Lietuvoje, jūs turite labai didelį lobis, kur yra gamta. Ir gamta pagal patirties gydo. Ir tada, jeigu vaikai turi progą atvykę, pavyzdžiui, šitą Rojus kampelis, kur yra jūsų sodyba, kur galima ir pasivaiščioti, pasigrožėti gamtoj, dabar jau vaikai maudytis, valgyti kartu ir draugauti, čia labai svarbu. Ir manau, kad vaikai pajusta, kad geriau negu socialinių tinklų programos yra sukurti savo programą. Pastebėjau, susitikau trumpai su vaikais, keli yra iš Lenkijos, kiti iš Vilnius, kiti vietiniai. Ir iš karto jie pradėjo susiburti kaip grupė, valgyti kartu, draugauti. Čia yra svarbu, nes kai mums buvo pasakyta, kada mokomės filosofiją, kad pagal Aristotelis net žmogus yra politikon zoon, reiškia zoos, iš zoologijos yra gyvūnas, politikos. Politiko reiškia socialinis, kuri negyvena kaip atsiskyrėlis, bet visą laiką gyvena grupai, šeimoje, paskui mokykloje, paskui darbovietėje ir taip toliau. O jeigu vaikas būtų tik tai uždaryta narvelėje savo kambarį, kai galės paskui pasiruošti į paprastą gyvenimą. Taip, ir nemokės bendrauti su kitais. O vasara yra tokia ypatinga laikai, jie turi kartais jiems nusibosta, neturi ką veikti, tada priima tos pasiūlymus. Ir pavyzdžiui, mes irgi Telšiuose darysim po savaitės per 6 kartą Don Bosko vasarą ir iš karto prisirašė apie 170 vaikų. Koks didelis poreikis. Didelis poreikis ir 2/3 mano iš jų jau buvo anksčiau, tada nereikia mums reklamos daryti, iš karto vieną kitą kviečia. Iš lūpų į lūpas. Ir dar geriau, kad aišku, tu vienas nieko nedarysi, vienas kareivis nedaro frontą, bet jeigu tu turi savo jaunimo grupelę, mes vadiname animatoriai, tada su jais jau planuojam kelius mėnesius, skirsim grupelės, darbus ir visą kitą, ir jiems yra praturtinimas. Ir tie jaunuoliai, kurie pas jūs jau buvo įgyję įgūdžius, kaip vadovauti, kaip susitarti, kaip atlikti tam tikras komandinės užduotis. Ir kai tokia didelė grupė, dar daugiau galimybių ugdytis įgūdžius, kurių šeimoje jie negali išsiugdyti. Per pamokas yra duota tam tikra instrukcija ir jie turi tikslingai mokytis. O čia jie mokosi ir kaupia gyvenimiškus įgūdžius. Aš lygiai taip pat manau, kad tokios stovyklos yra šiuolaikiniam vaikam didelė vertybė, kurios pravers jiem gyvenime tie įgūdžiai, kuriuos jie įgis. Nes būnant namuose su tėveliais, broliai, sesėm, tiesiog nėra tokių galimybių. Jeigu, pavyzdžiui, vaikas ten nuolat gauna dėmesį, rėkdamas, reikalaudamas, kažkaip manipuliuodamas, tai tie įgūdžiai ir stiprėja. O čia tu nieko neprimanipuliuosi. Jeigu tu kažko nedarai, tai tiesiog vaikai sako, ką tu čia darai, reikia prisidėti prie bendro projekto.
Ir dar kokią svarbę mintį, kas ir man palaikau tą mintį, gamta ir gamtos terapija. Technologijos atima iš vaikų tą nutraukia nuo natūralios gamtos ir tada vaikai neberanda būdų, kaip savo padėti ir kaip susikurti savo vidinę ramybę. Tai tas buvimas, manau, gamtoj ir mokinimasi susikalbėti, susitarti, labai svarbus įgūdžiai. Ir jūs turite tokią išskirtinę patirtį, kur didelės grupės renkasi po 100 vaikų ir tie jaunuoliai, kurie įsitraukia, kurie veikia. Kaip jūs matot, su kokiais iššūkiais, tokioj dideliai bendruomeniai jaunimas susiduria, kokių įgūdžių jie galbūt neturi ir kuriuos išsiugdo kartu leisdami vasaros laikotarpį? Tai manau, kad vienas iššūkis yra suprasti ir perduoti žinią apie savanorystę. Kas yra būti savanorius. Nes, pavyzdžiui, kartais, kai buvau Vilniuje, ateidavo jaunuolių, sako, aš norėčiau būti jūsų savanoris. Gerai, sako, galite eiti. O kiek man skirsite pinigų? Ne. Pirmas klausimas, mes neskiriam jokių pinigų. Labai ačiū, tada viskas. No, mūsų principas nėra sumokėti algą jaunuoliams, bet principas yra savanorystė, yra, kad vyresnė amžiaus padeda jaunesnė amžiaus vaikas. Jis pats yra buvęs vaikas, kitas pasirūpino apie jį ir dabar tavo eilė. Kaip pavyzdžiui, kas tampa tėvas ir mama, anksčiau buvo vaikas, paskui augo ir kad buvo vaikas tėvai pasirūpino, dabar jis pasirūpina apie savo vaikus, tai gali apie savo tėvai, kuri tampa močiutės ir seneliai. No, ir tokia rata. Ir šitą nedarom dėl pinigų, bet darom dėl meilės. No, kada įtraukiame jaunimą tos dalykus, dauguma iš jų supranta ir eina į tą veiklą, perduoda, kuri irgi duoda meilę, bet gauna meilę. No, ir tikrai vaikai yra nuostabus. Jie prisirišo prie savo animatoriai, ateina ir jeigu pakalbina jais, prisimena. Jau nuo pirmos dienos mes darome, kad kiekviena turi su savo vardą pažymėti kažkokią pakabuką ant kaklo ir tada mes vadiname vardu vienas kitas ir jeigu tad vyresnė amžiaus klauso, kai sakasi, kada reikia naktį, ar kalba apie sportą, apie tos pomėgius. Vaikas tikrai yra labai. Arba pats ateina ir pasakoja, kas buvo, kas nebuvo. Ir tada sukurti šitą savanorystės mentalitetas, žingsnį po žingsnį, yra svarbu. Man atrodo, kad yra sėkminga. Ir mažam, ir vyresniam. Taip. Ir ką paminėjot, rūpestis, rūpinimasis vieni kitais. Pati visuomenė mus ugdo ir orientuoja į konkurenciją, į geresnių rezultatų pasiekimą per konkurenciją. Ten kaimynų vaikas padaro, o tu nepadarai. Kaimynų vaikas daržą nuravi, o tu nenuravi. Ir atrodo smulkmenos, bet tam vaikui jis yra skatinamas ugdyti savo pažangą per konkurenciją, kas sukelia vidinę įtampą, jis jaučia nerimą. O bendradarbiauti, kur išmok bendradarbiauti, kad tu ateini, rūpinėsi tuo mažesniu ir tas mažesnis į tave žiūri kaip į reikšmingą žmogų, iš kurio perima patirtį. Ir aš manau, kad visuomeniai labai daug nelaimingų žmonių, nelaimingų vaikų, tėvų, todėl, kad mes nebemokam iš tikrųjų vieni kitais pasirūpinti. Dabar ką pasakysiu, tai nuskambėjo žiauriai, kad daugeliu atveju tėvam, nors labai mylim savo vaikus, vaikai tampa našta, nes juos išsiauklėjam taip, kad patys nebegalim šalia jų išbūti. Ir tada vaikai mums kelia didelius reikalavimus, tada mes juos kažkaip pradedam stramūžint, toks žodis yra, ir visaip kaip reguliuoti ir santykis tampa nebeįmanomu. Ir kartais stovyklose, kai kitas žmogus pasikalba su vaiku ir atlieka tą kompensacinę tėvų funkciją, ir vaikai pamato, kad yra ir kitų būdų susitarti, jeigu aš kažko noriu, tai ne tik rėkimu, kažkokiu reikalavimu, bet mokausi iš kitų, atrandu ir kitokius būdus. O kaip jūs matot vaikų savarankiškumas? Tokia opi tema, man teko pastebėti, kad pagal amžių penktokai nemoka užsirišti batų raištelių ir ne vienas, ne pavienis atvejis, tai yra iš 20 vaikų grupės atsirado 2, kurie moka taip padaryti.
kaip jūs vaikų savarankiškumą? Ar pastebit, kad... Bendrai, lyginant su Italija, Lietuvoje vaikai yra gana savarankiškai, išeina vieni į mokyklą ir panašiai. Italijoje gal dar bijo dėl nesaugumo, jeigu galėtų palydėtų iki klasės su automobiliu savo vaiką. Ir Lietuvoje tas man atrodo, kad gal viena pasekmės yra po Covido laikotarpį. Per Covidas nutrūko truputėlį tą bendravimas gyvai ir gal vaikai priprato sėdėti savo kambarį patogai, visą reikalauti būtent ir gal tėvais kartais pasiduoda visom reikalavimus. O aš pastebėjau, pavyzdžiui, užvakar, kaip pavyzdys, buvau parduotuvė, vieną vaiką tipiškai sako, noriu, sako, ne, sakiau, šitą paliks. Ir prisimenu, pavyzdžiui, mano mama, kada buvau mažas, man pirdavo per dieną vienas daiktas. Jeigu dar reikalauja kitos, ne, šiandien viskas, gal rytoj, palauk. No, vienu žodžiu, reikia duoti paprastos, bet ribotos normos, kad vaikas irgi, kai sako, neįlipa ant sprandos nuo savo tėvų, bet ir kartais gal tėvai, gal mes mokytojai kartais galvojam, kad mes prarandam populiarumą. Ne, atvirkščiai. Vaikas supranta, kad jeigu tėvo ar auklėto žodis yra ne, motyvuota, ne, dėl šiaip savo, ne, reikia laikyti. Ir jeigu tu pradėsi išimties, pat tu išimties tarp normą, ne, išimčių visada yra, bet turi būti taisyklės, kurios... bendros, paprastos ir pakartotos. Ir pavyzdžiui, mes saleziečiai iš Kunigo Bosko turim prevencinę sistemą, kuri paprastai užima vaikas į gerų dalykų, kad nedarytų blogų. Ir remiasi ant trys kolonos, vadinasi protą, religija ir artimo meilė. Protas. Tu negali sakyti tavo vaikui ar klasėje ar namuose. Dabar 3 valandas tu tylėk. Neįmanoma. Gal 2 minutės įmanoma. No, tada reikia, kad būtų logiška, proporcinga ir pagal jėgas ir pagal logiką. Nesakyti, tu daryk tai, kodėl tau sakiau. Ne, čia nėra. No, kodėl yra normalu, kokia reikia, yra naudinga ir tau. No, reikia, ir nesvarbu, ar vaikas mažas ar mažas, puikiai supranta, ar kažką yra gera ar ne. Aišku, kartais gal reikia leisti, kad jis įkištų ranką ant ugnelė, tada, bet reikia įspėti, žiūrėk, jeigu tu įkišti ranką, tada paskui bus bloga. No? Ir tada po to nebarti, bet padėti, pataisyti, nes visi darom klaidas. No, manau, kad no, ir svarbiausia yra ir dar dėl konkurencijos, dėl visuomenė, kuri daug konkuruoja tarpusavy. Prisimenu vieną žodis iš popiežių Pranciškus, jau amžinatis, kuris sakydavo, mes negalime žiūrėti žmogų iš viršaus į apačią, bent vienu atveju galima, kada reikia pakelti ir padėti. Tada, kai iš viršaus, o viso kito mes turime žiūrėti į akis. Ir prisimenu tokie įvykius, kuris buvo nuo princesė Dianos, jinai aplankė vaikų darželio Anglijoje seniai ir kaip etiketė neleisdavo, jinai atsitūpdavo ir žiūrėdavo į vaiką veidą į veidą. Ir kiti sako, koks skandalas, kaip karalaitė, princesė tai daro. Jinai specialiai, no, nes ir vaikas mažiukas yra žmogus. Būtent. Ir reikia eiti į jo akis į akis, prisijungti prie jo. Ir čia labai svarbu, vaikas puikiai supranta, jeigu tu žiūri iš aukštyn arba jeigu žiūri į akis. Nu, atrodo paprastas dalykas, bet kai ta pagarba vaikui, vaiko patyrimui, vaikas, kaip sakot, irgi yra žmogus, tik jis turi mažesnę gyvenimišką patirtį. Ir jeigu parodai pagarbą, labai svarbų momentą, kur, manau, visiems mums labai reikia, mes visi esam susiję paramos, vieni kitiem turim teikti paramą. Ir bet kurioje situacijoje. Ir kai tu mokiniesi naujų dalykų, vaikai kasdien mokinasi naujų dalykų, žinoma, kad tu darysi daug klaidų. Ir jeigu tu padarai klaidą, ir jeigu suaugęs tau žmogus, kurį tu vertini, su kuriuo tu turi ryšį, tau ištiesia pagalbos ranką netgi tada, kai tu galbūt netinkamą žodį pasakei, agresyviai pasielgiai. Jeigu kitas tau tiesia pagalbos ranką,
tu mokiniesi, nu, kaip kitą kartą, kai tu būni piktas, kai tu būni nusiminęs, kažko bijai ir kai kiti padeda, o tada tu mokaisi sugyventi tarpusavėje, bendradarbiauti. Ir šiuolaikiniai vaikai neturi pavyzdžių, labai gamtoj visokių ir variukų, ir uodų, visko pas mus čia yra. Taip. Yra vaikų, kurie labai bijo uodų, bijo bičių ir šiandien net bėga toliausiai ir garsiai rėkia. Ir netgi ir tai įveikiam baimės, mokomės būti gamtoj, mokomės sugyventi ir su tais pačiais uodais. Ir kaip yra svarbu pačiam vaikui susikurti tą santykį, būnant tarp kitų, kad aš galėčiau būti naudingas tai bendruomeniai, kurioje aš esu. Taip. Kad aš galėčiau save atskleisti ir kurti pridėtinę vertę. Ir aš pamačiau, kokie vaikai visi yra skirtingi, bet jeigu tu juos tinkamai sunaviguoji, sukuri tokią aplinką, kur jis parodo savo gerąją pusę, iš stovyklus patirties, turiu konkrečių pavyzdžių, kad tiesiog jie pamiršta tą blogą elgesį. Jie nori būti gerais. Tu parodai, kad dabar tu čia šitoj vietoj, bet tavęs aš to nesusitvarkyčiau. Ir jis daro tos darbus ir tada net pataria kitiem. Ir kokią padariau išvadą, kad mes suaugę, tėvai, mokytojai, kartais taip užsiciklinam į savo tokį teisuoliškumą, nurodinėjom vaikam, bet nebepamatom, o kodėl jis taip elgesi, o kas vyksta su juo. Ir dar mes sakom, kad esam jautrus. Ir dar tėvai mes sakom, kad mylim savo vaikus. Labai drąsiai mes čia. Iš tikrųjų, tai tam tikrose situacijose mes juos labai žalojam. Bet ir patys to nesuvokiam. Vaikai nėra kalti, kad jie vienaip ar kitaip elgesi. Jeigu mes kritiškai, kiekvienas suaugęs, pasižiūrėtumėm į savo veiksmus, į savo žodžius, kaip sakyt, įsakantį toną, ne akių lygį su vaiku bendraujam, tai pagalvojus ir įsijautus į vaiko vaidmenį, vaikam nėra lengva išgyventi šiuolaikiniai visuomeniai. Kai technologijos, kurios siūlo daug įvairiausių alternatyvų, kur tėvai reikalaujantis arba atvirkščiai lepinantis ir kurie galvoja, kad jeigu aš pasakysiu vaikui ne, ar nenupirksiu kažkokio antro daikto, kurio jis reikalauja, tai aš būsiu bloga mama, blogas tėtis, arba dar kažkaip sužalosiu vaiką. Ir jis bus jau sužalotas ir tada jau jo asmenybė sužalota. Mes daug daugiau jį sužalojam, jeigu leidžiam išsiugdyti netinkamiem įgūdžiam, kurie tampa našta pačiam vaikui. O kaip jūs pastebit vaikų elgesio tam tikrus įpročius ir kaip jūs matot jaunimas, kur turėtų, kokių įgūdžių stokoja, kur mes suaugę turėtumėm tėvai, mokytojai pastiprinti jaunuolius, kad jie visapusiški būtų, kad tokie patys sugebėtų savo problemas išsispręsti. Ir ar pastebit tų problemų, su kuriom jie susiduria? Tai pirmiausia, norėčiau dar užbaigti su vienu epizodas, kada kalbėjo Sigita. Buvo maža mergaitė, kuri ateidavo vaikų dirželį, turėdama kišenėj 2 nosinaitės. Ir mokytoja pastebėjo ir klausė, kodėl, Laura, tu turi 2 nosinaitės. Sako, viena man reikalinga, kada esu liūdna ir nušluosti mano ašaras. O antra, kada mano draugės yra liūdnas ir turiu jos ašaras nušluosti. Kaip gražu. No, ta mergaitė jau suprato, kad jinai yra ir reikalinga savo draugai. No? Blogiausia atveju yra, kada žmogus galvoja, kad jis nėra niekam reikalingas. Yra kaip šiukšlė, kaip ar būtų ar nebūtų, tai čia yra svarbiausia trūkumas. Nes esame sukurti meilėje, jeigu mes nesame mylimi, negalime mylėti. No? Ir paskui, aišku, kad reaguoja gal su agresija, su depresija, su visus tos dalykus. Ir čia svarbu irgi kaip įmanoma duoti kokią aplinką meilingą ir namuose. Nereiškia paslėpti visus problemos. Vaikas supranta, kad gali būti ir konfliktai tarp tėtį ir mamą, bet paskui svarbiausia, kad jie susitaikina arba kartu. Ir tada vienišys gali iš jaunimo irgi, kad dažnai jie yra pakankamas vieniši. Neturi ir bendramžius ar kitų suaugusių draugų, kurie neišnaudotų dėl reklamos ar dėl pinigų, bet gyventų kartu ir padėtų būti kaip pavyzdys. Aišku, visi ieško lyderiai, gal per muziką, gal per internetą, taip, bet mes žinome, kad dažnai tie lyderiai yra tokie
sakyčiau, tik muilo ar kartoninė, no, nieko nėra iš... Neturi įgūdžių. Taip. O naudoja, kad būtent pagal vartojimo situaciją jaunime yra kokia target, tokia grupė, kuri gali išleisti pinigus, tada kad apsirengtų taip ar kitaip, kad klausytų tokią ir ne kitą muziką. Įvaizdis toks įvaizdis yra taip, no, bet kad tikrai rūpintųsi apie jauną žmogų, kaip vystosi ir nori... Save išreikšti, kad pamatytumėm kiekvieno to jauno žmogaus galimybės, ką jis gali sukurti, ką ten, kur yra kažką prisidėti savo tom gerosiom savybėm. Ir būtent kiekvienas žmogus, kiekvienas vaikas ir tas, kuris atrodo negeras, kabutėse ar kaip, turi savo talentus, savo lobis ir, kai sakydavo kunigo Bosko auklėtojo menas, yra rasti tą vietą, kur galima, no, sakysime, paliesti širdį. Ir kada vaikas ar jaunuolis randa vertinimo, meilės, tai tikėjimas atsiskleidžia. Taip, no? Tikrai taip. Ir no, komplimentų, pavyzdžiui, daryti vietoj barti. No? Sakyti, o tu kažkas esi geras, norėtų man padėti, aišku. No? Ir tas vaikas, kuris pasyviausia, jeigu tu prašysi, sakai, tu geras, gali man padėti, dažnai jis sako, ateina. Taip. No, ir gal viena moka daugiau piešti, kita daugiau kitos dalykus. Mes neturime vertinti tik apie proto, sakysime, instrukcijos žinojimo, bet apie širdį, auklėjimą, apie dorybės, ir nepamiršti, kad vis tiek vaikas jaunuolis dar nėra suaugusių žmogus, dar vystosi. No? Ir ta procesas turi ir savo gerų dienų, ir sunkų dienų. Kaip ir suaugę mes irgi įvairiai jaučiamės. Taip. Ir galime išmokti irgi į savo klaidų, į savo nelaimių ir kai sakydavo vien autorius, pakeisti išbandymų į galimybių. No? Ta pats dalykas, tu gali parinkti kaip išbandymas ir įsigąsti, ar kitą būtų kaip galimybė, kaip iššūkis, kuris tau padės. Taip, kai tu įveiksi. Surasti gar tos energijos ar gabumus, kurį nežinojo, resursų, kurį tu tikrai nežinėjai. Taip, taip. No. Ir veikdamas kažkokioj naujoj situacijoje save išbandai ir atrandi tą resursą. Ir tu, kaip sakot, jautiesi reikalingas, tu esi bendruomeniai ir sakai, čia tu taip padainavai, tu tą sukūrei, tu nupiešiai, talentų plakatą padarai. Ir jie tada jaučia, kad jie yra reikalingi, nes visi mes gyvenam bendruomenėje. Paskui Karolis Akutis, kuris jaunuolis bus pašventęs šventasis, sakydavo, kiekviena vaikas, vienas žmogus nėra fotokopija, yra originalas. Kartais mes suklystam, mes norime, kad ta vaika būtų ta kopija, kurį mes turime mintise, o gal netinka jam. No? Paprastą pokalbį girdėjau, no? Mama barasi su dukra, nes nori vesti su to vaikino, man nepatinka. Sako, mama, ne tu turi vesti, aš. Jeigu tau nepatinka, man nesvaru. Svarbiausia, kad patiktų man. No, matote, tos dalykų mes kartais klystame. Nepamatom. Arba reikalaujam kitiems daugiau, negu mes darytume. No? Galvoju, jeigu reikalauju taip ir taip, aš jo vietų padaryčiau. No, jeigu ne, tada geriau tylėti, nes nėra korektiškas prašyti kitam daugiau, negu aš nedaryčiau. No. Taip. O čia labai dažnai norim, kad kiti būtų geresni už mus, bet kiti irgi yra žmonės. Ir kaip sakot, agresija vaikų, ar toks depresija, atsiribojimas, kur noriu užfiksuoti, tai yra išraiška vaiko ir pagalbos šauksmas, kad aš viduje jaučiu įtampą ir kad man trūksta meilės, kad aš nesijaučiu mylimas, kad man reikia, kad mane kažkas suprastų, išklausytų, išgirstų, o dažnai kaip mes reaguojam į agresyvų veiksmą, į patį veiksmą, o apie tai, kaip vaikas jaučiasi, mes nepagalvojam, neparodom tos empatijos, nes irgi esam žmonės, tam tikri veiksmai apima mūsų jausmus ir tada mes pakeltų tonų vaiką auklėjam, kas visiškai nepadeda jam nusiraminti, pasijusti geriau. Ir tas meilės trūkumas, vidinės, to vidinio pajautimo, kad aš esu mylimas. Ir kaip stovyklai viena mama labai gražiai pasakė, ir man kodėl norisi toliau tęsti šitos pašnekesius, kad į stovyklą ir atvežam vaikus tam, kad Sigita išgirstumėm iš jūsų lūpų ir kad vaikai išgirstų tuos žodžius, kurių jiem reikia, kurie parodo to vaiko stiprybę, resursą
Ir įsivaizduojate, ir ką aš supratau, kad protingi žmonės supranta to žodžio vertę, koks yra vertingas žodis, jeigu tinkamų momentų, tinkamų tonų, tu pastebi, ką vaikas padarė gerai, tai yra akmenukas į jo savivertę. Ir man padėjo tas įsitikint, kad mes darom teisingus, labai reikšmingus dalykus, pastebėdami vaikų stiprybės. Ir tik protingi žmonės gali tai suprasti, vertinti iš šono žiūrint, taigi paprastas blynų kepimas. Taigi čia nieko nevyksta. Palikti vaikų laisvę, eksperimentuoti. No, paprastas epizodas, kai skaitau, man labai patiko, kad teta atvežė savo sūnenui dviratuką. Ir jis labai džiaugiasi ir pradėjo išardyti. Konstruoti. Ateina mama, sako, ką tu darai, negalima. Ir teta sustal, palauk. Aš dovanoju dviratuką jam, tegul daro, ką nori. Nori išardyti, tegul išardo. Ir tas vaikelis tapo labai geras mechanikas. Va. Ne, jau nuo pradžios jis norėjo žiūrėti, kaip yra viduj. O ta teta protingai suprato, o kitas sako, ne, negalime išardyti. Ne, jam buvo daugiau svarbu išardyti negu ir tai buvo pagrindas, suprasti. Nes išrado savo talentą ir eksperimentavo. Dabar su dviratuka, vėliau bus su automobilio varikliu ir taip toliau. Bet, ką reiškia, kadangi kiekvienas esam skirtingi, kiekvienas turi savo irgi gabumų ir talentų, gal muzika, gal piešimo, gal ir kitas matematikas ir panašiai, bet nesame vieningo, bet labai įdomu ir per savo gyvenimą turėti tokių įspūdžių ir naudoti. Tada irgi tėvai, mokytojai, mes turime būti labai atsargus, ne, sakysim, manipuliuoti arba uždaryti, drausti, pažinimą. Ko iš tikrųjų nereikia drausti, nes yra nora eksperimentuoti ir nora suprasti. Taip, pažinti ir atrasti, konstruodamas tą dviratuką, jis pamatė, kad jam įdomu ir toliau tą įgūdį, mąstymą formuoja. Kartais mes savo suaugusiojo akimis žiūrėdami vaiką labai sureikšminam, kad mes esam teisuoliai, mes teisingai žinom, mes geriau žinom, negu ko nori vaikas ir nepasitikim vaikais. Tas labai svarbu pasitikėti, suprasti teisingai tą situaciją ir nedrausti, neriboti vaiko pažinimo, kaip tik padėti. Aš 3 metus buvau su skautais Italijoje, kaip balų vadinasi, kaip dvasios vadovas. Ir pastebėjau, kad skautų sistema irgi naudoja dažnai tų įgūdžių. Kiekvienas vaikas eina per etapus. Kas moka mazgą daryti, kas moka sukurti laužą, kas moka virti ir toliau. Ir po kiekvieną savo gabumo gauna kokias ženkliukas. Vienas eksploratorius, kitas medikas, kitas vyrėjas ir toliau. Aišku, nėra tikri vyrėjai eksploratoriai, bet yra kaip įgūdžių, kaip meritokracija, sakysime. Ir pastebėdavo, kad vaikai, kurie mokykloje dažnai buvo pasyvesni, buvo aktyviausiai per tą skauto irgi kamdoje, su savo praktinės dalykos ir išmokdavo vienus kitus, arba kaip vesti grupę vakarienę, arba kaip dainuoti, kaip groti. Ir visada ne asmeniškai, bet kartu su kitais. Ir kiekvienas savo išskirtinumą turi ir jis jaučia, kuo jis yra reikšmingas, bet kartu bendruomeniai su kitais. Tada jeigu būna kažkokia išvyka, kažką, nežinau, susibraužė kelią, ateina tas medikas ir turi tą pareigą. O kitas turi pareigą ruošti laužą, kitą ruošti vietą, kur palapinės, taip toliau. Vienu žodžiu išsiskiria ir bendradarbiauja vieni kitiems pagal savo gabumą. Viena moka pastatyti ant medžio kažkokią namelę ir taip toliau. Sporto irgi treneriai. Viena moka gerai žaisti futbolą, kitą plaukimo ir taip toliau. Ir tada tu jautiesi, kad esi narys tokio grupę ir gauni tokį identitetą ir skleidžia. Ir tą pozityvų identitetą atrandi. Ir paskui, kada tu esi vyresnis, tu galėsi kitam, kuris dar nemoka, parodyti ir padėti išmokti. Taip, ir per savanorystę. Įsivaizduokite, kad Renesanso laikais, pavyzdžiui, Italijoje,
mokiniai, kurie norėdavo būti tapytojai, skulptoriai, turėjo patį mokėti savo mokytojų, nes mokytojas perdavo savo patirties, savo, sakysime, įgūdžių ir mokslą. Ir čia buvo individualus, bet ir buvo irgi labai brangus. Ir įdomu tos dalykus. Ir kaip yra svarbu tas per ryšį, per buvimą kartu, kur tu būni šalia profesionalo, tu matai, tu perimi ir tada tu savo techniką jau gali kažkokią originalią surasti. Aš manau, kad čia labai svarbius dalykus mes aptarėm, kurie yra svarbų šiuolaikiniam jaunimui. Ir jeigu mes suaugę kurtumėm ryšį su jaunuoliais, padėtumėm jiem atsiskleisti, palaikytumėm juos ar ištiestumėm pagalbos ranką tada, kai jie suklysta, nebūtų tiek nelaimingų jaunuolių, nebūtų tiek vartojančių psichiką veikiančias medžiagas, nebūtų tiek vienišų jaunuolių ir jie, jeigu galėtų jie save realizuoti, tai jie tikrai nori. Bet mūsų aplinka nėra ta, kuri palaikanti, kuri gerų žodžių palydi, tai mes suaugę turėtumėm labai kritiškai pasižiūrėti į savo komentarus, kuriais komentuojam į jaunuolių klaidas, ar kada mes juos palaikom ir kokiais žodžiais tai darom. Tikslai mūsų būna geri visų, bet kaip mes tai atliekam, ne visada jauni žmonės jaučia tikrą tą mūsų nuoširdžią paramą. Ir būti tikrų jauno žmogaus palydėtojų, draugų nėra taip paprasta. Kas jum, Maksimo, kokios jum vertybės svarbu bendraujant su jaunais žmonėm? Kas jum atrodo svarbiausia, kuriant tą ryšį? Vienas svarbiausių dalykų, kurį man atrodo bazinė, sakysim, yra būti autentiškai, nevaidinti, nevaidmainauti, nes be kokio amžiaus vaikas ar jaunuolį puikiai supranta, jeigu tu kalbi tik kabutėse dėl to, kad esi kunigas, ar dėl to mokytojas, ar tėvas, ar dėl to, kad myli tą žmogų. Jeigu tu kalbi tik teoriškai, arba nori būti kitoks, negu tu esi, ne kiekviena turi rodyti save su savo trūkumais, su savo gerus dalykus, bet nevaidinti, nes vaikai iš karto atsitraukia. Tai pastebėjau į savo klaidų irgi, kartais, kad tu nori rodyti, kad esi kitoks, esi toks galingas, ne. Tu turi būti toks, koks esi. Ir tada yra galimybė mesti ryšių. Atvirkščiai nevyksta. Mano pasiūlymas būtų būkim savimi, pagalvokim, kada turime kalbėti, ką sakyti, nes kartais viena bloga žodis gali likti net dešimtmečiai. Tikrai taip. Bet atvirkščiai viena gera žodį gali irgi. Taip. Aš prisimenu vieną įvykius, sakiau vieną žmogui, aš esu tikras, pasitikiu tavimi, buvo alkoholistas, tu mesti ir jam pavyko. Ir man padėkojo, sako, visi kiti manęs merdavo, tu vienintelis turėjai pasitikėjimo, kad aš galėčiau išeiti iš tos duobės. Aš padarau tokią frazę, bet matai, kartais tada norėčiau jums paskatinti, skleisim, kuo daugiau padrasimo, pasitikėjimo ir tikrai bus koks efektas, kuris dabar gal nematome. Ir gal kartais sako, tas vaikas blogas ir toliau. Bet tu duok kažkokią impulsą, gal po 10 metų bus. Tie žodžiai, kuriuos mes pasakom, dabar gal trumpalaikiai perspektyvoje nėra matomos pasiekmes, bet jos bus matomos ilgalaikiai perspektyvoje, po 10 metų, kai jis pats bus suaugęs. Tai labai palaikau tą palinkėjimą, kad palaikykim vieni kitus, palaikykim vaikus, pasitikėkim jais, kaip yra svarbu pasitikėti vaikais. Bet man atrodo, pasitikėti vaikais galima tik tada, kai mes pasitikim savim, savo autentiškumu, savo tuo autentiniu tapatumu, kaip Maksimo sakė, būkim autentiškais, tokie, kokie esam. Ir vaikam tai yra lobis pamatyti kiekvieną žmogų autentišką, kartais silpną, kartais neturintį sprendimo,
kartais esanti bejėgiškoje situacijoje ir vaikui galima pasakyti, kad aš nežinau, kaip mums dabar išspręsti tą problemą, bet mes kartu išspręsim, bet ir kartu, ko labai reikia, aiškių ribų, kad aš suprantu, kad dabar ta situacija kokia yra netinkama, ar tas konkretus veiksmas tavo yra netinkamas, bet mes surasim sprendimą. Tai tas linkėjimas ir mano būtų pasitikėti savim, savo autentiškų tapatumų ir pasitikėti vaikais ir tiesiog mėgautis kiekvieną galimybę bendravimo su vaikais, tuo buvimu. Ir Kaip įmanoma, suprantu, kad visi tėvai užimti ar dirba, ar taip, bet kuo daugiau laiko galėsite praleisti su vaikais ir žaisti su jais, ir išeiti į ekskursiją kažką daryti arba skaityti knygą, ir labai svarbu, nes nėra keičiama su bet kokiu kitą žmogų. No. Taip. Nu va. Tai ačiū labai už interviu, už įžvalgas labai reikšmingas ir tikimės, kad mūsų klausytojams duos minčių gerų ir jūs kitaip pasižiūrėsite į tas kasdieninės situacijas. Ačiū, Maksima. Ačiū Jums už kantrybės. Ir iki kitų kartų. Iki kitų kartų, tikėkime.